Rekonstruojamame Klaipėdos Jakų žiede pluša kelininkai, bendrovės Kauno tiltai darbininkai šiomis dienomis Jakų žiede ėmėsi betonuoti, įrengti apšvietimą, rekonstruoti tunelinį viaduką. Baigti grandiozinį Jakų žiedo rekonstrukcijos projektą numatoma dar šiemet. Tuo nebejoja Kauno tilto atstovas Kęstutis Stankus. Šio projekto vertė yra 100 milijonų litų, kur didelę dalį sudaro Europos fondų finansuojamos lėšos. Sunkiai įsivaizduoju, ar būtų įmanoma įgyvendinti tokio dydžio projektą be ES pagalbos. Tai didelė parama Lietuvos kelininkams, kur yra galimybė dirbti, vykdyti didžiulius projektus ir išlaikyti darbo vietas. ES remiami darbai leidžia spręsti ne tik verslo, bet ir nedarbo problemas. Vien prie šio projekto dirba apie 30 darbuotojų, o kur dar medžiagų gamintojai bei tiekėjai, aptarnaujantis darbuotojai. Investicijų į kelius naudą pajunta ne tik kelininkų įmonės. Paskaičiuota, kad kiekvienas litas investuotas į šalies transporto infrastruktūrą per 5 metus garantuoja dvigubą grąžą. ES paramos lėšomis finansuojami darbai padeda sukurti geresnės, palankesnės sąlygas verslo plėtrai. Tai kuo labiau verslas plėtojasi, kuo sukuria daugiau ir geresnių darbo vietų, tuo daugiau lėšų papildo ir Lietuvos biudžetą mokesčių pavidalu. Tai ypač svarbus šalies ekonomikai yra transporto paslaugų eksportas. Vien pernai užsienio vežėjai lietuviams sumokėjo daugiau nei 1,9 milijardo litų, daugiau lėšų nei Lietuvos vežėjai užsieniečiams. Taigi, kuo palankesnės sąlygos, kuo geresni keliai, saugesni, tuo verslas ir Lietuvos biudžetas gali uždirbti daugiau lėšų. 2007-2013 metų laikotarpiu iš ES fondų šalies transporto sektoriui numatyta skirti 5 milijardus 300 milijonų litų. Iš jų projektams įgyvendinti jau panaudota daugiau kaip milijardas litų. Šios lėšos pasiekė kelių ir tiltų tiesimo įmonės, statybinių medžiagų tiekėjus bei gamintojus.